Pradėkite duoti tai, ką norite gauti, ir gausite. Davimo įstatymas. Kas tai yra? Tai dar vadinama davimo ir gavimo įstatymu. Viskas visatoje turi judėjimą ir mainus. O jei duosi, gausi kažką kitą mainais ir atvirkščiai. Jūsų sąmonė ir energija persipina su visuotinė energija ir sukelia mainus. Šis davimo įstatymas atspindi gyvybiškai svarbią sąveikaujančių elementų harmoniją. Kiekvieną sekundę bendrauji su visata taip, kad tavo kūnas ir protas būtų nesibaigiančiuose mainuose. Čia lengva piešti analogiją su kraujo sistema, kur sustabdžius kraujotaką atsiranda krešėjimas. Štai kodėl svarbu suprasti davimo proceso būtinybę. Pagal entelechijos įstatymą riešutmedis turi galią pats dygti, bet be gero dirvožemio, vandens ir saulės augimas nebus įmanomas. O tai reiškia, kad tik bendraujant su išoriniu pasauliu ir suteikiant jam dalį savo energijos, augimas ir vystymasis yra įmanomas. Įstatymas, kuo daugiau duodu, tuo daugiau gaunu, veikia be nesėkmių. Viskas, ką jums reikia pajausti šių mainų procese, yra pasitenkinimas, laimė ir dėkingumas. Būtent šie jausmai turi varomąją jėgą, kuri padeda energijai laisvai ir nevaržomai tekėti. Visada gausite kažką proporcingo tam, ką savanoriškai davėte. Tiesiog elkite su davimu nuoširdžiai ir lengvai. Tada pajausite grąžinimo džiaugsmą, o pozityvi mainų energija daugės. Kaip tinkamai naudoti šio įstatymą? Tai nereikalauja daug pastangų. Ar nori pajausti džiaugsmą ir laimę? Dalinkis savo džiaugsmu su kitais. Nepakanka meilės? Ras gebėjimą atskleisti tai išoriniam pasauliui. Norite būti pripažintas ir gerbiamas žmogus? Nepraleiskite progos priversti kitus žmonės jaustis taip pat. Gali padaryti didžiulį poveikį pasauliui ir kitiems, net galvodamas apie davimą. Gyvenimas yra neįtikėtinai sudėtingas ir tuo pačiu paprastas. Proto ir sąmonės šokio procesas, kuris išreiškiamas nuolatiniais ir dinamiškais sąmonės impulsais tarp mikrokosmo ir makrokosmo. Kai pradedi duoti tai, ką nori gauti, aktyvuoji šį procesą ir į jį įdedi savo energiją. Kai mėgaujasi šio tobulų ir harmoningų energijų mainų šokiu, supranti natūralią gyvenimo eigą ir įvykius. Pagaliau suprasite, kad davimas yra ne kažko atėmimas, o raktas į įsigijimą.